Sveiki, aš esu Emilis Japertas iš Vilniaus Ozo gimnazijos. Šiandien kalbėsiu apie savo sporto asmenybę. E, Mano sporto asmenybė yra John Bones Jones. Aš kalbėsiu apie jo šeimą, vaikystę, karjeros vystimąsi ir tada profesionalią UFC karjerą. Biškai pakalbėsiu apie jo konkurentą ir duosiu savo asmeninės patirties. Aš pats esu kovų menų sporto entuziastas, esu išbandęs įvairias disciplinas, nuo bokso ir kickbokso iki MMA. Todėl pats suprantu, koks sunkus fiziškai ir psichologiškai yra šis sportas. Patyręs tik truputį jo išmokau gerbti ir idealizuoti tuos sportininkus, kurie pasiekia piką šiame sporte. Todėl pasirinkau asmenybę, kuri galvojau yra šio sporto pikas - John Bones Jones. Bones yra jo pravardė UFC karjeroje dėl jo labai smurtiško būdo kovoti. John Bones Jones laikomas vienas iš geriausių mišriųjų kovos menų kovotojų visam pasaulyje ir žymus legenda tarp UFC fanų. Gimęs 1987 Liepos 19 Niujorke, Jonathanas Dwight Jonesas užaugo gausioje šeimoje. Jonathanas turėjęs tris brolius ir vieną seserį, tėvą pastorių Arturą Jonesą ir mamą Slowy. Nuo pat vaikystės Jonesas buvo labai atletiškas ir aktyvus. Jis lankė vidurinę mokyklą Union Endicott High School, kur pasižymėjo kaip talentingas imtynininkas. Jis laimėjo valstijos čempionatą vidurinėje mokykloje ir vėliau tęsė sportinę karjerą koledže. Koledžą Jonesas ilgai nelankė. Jo studijos nebuvo užbaigtos. Jonesas nusprendė visiškai atsiduoti mišrioms kovos menų treniruotėms. Po įspūdingos imtynių karjeros mokykloje ir koledže, Jonesas 2008 metais įžengė į profesionalų mišriųjų kovų menų pasaulį. Jo patirtis imtynėse ir kitose fiziškose sportuose jam padėjo dominuoti šią sporto šaką. Jau po kelių pergalių UFC organizacijoje jis išsiskyrė savo unikalia kovos technika, ilgomis galūnėmis, greičiu ir taktiniu protu. Jisai yra vienas iš grubiausių kovotojų UFC visoje istorijoje dėl jo manierų, kaip kirsti žmonėms virš kelio ir sudaryti traumas vidury mačo. Badyti akis arba kišti rankas prie veido, kad neleistų varžovui prieiti arčiau. Jo UFC Light Heavyweight čempionas jis patapo UFC Light Heavyweight čempionu 2011 metais, būdamas vos 23 metų. Jonesas tapo jauniausiu UFC čempionu istorijoje, kai nugalėjo Šaulį ir iškovojo pusiau sunkiosios svorio kategorijos diržą. Tai buvo istorinis momentas ne tik jam, bet ir visam MMA pasauliui. Tapęs žinomu, jis daugybę kartų apgynė čempiono titulą prieš tokius žmonės, žinomus kovotojus kaip Quinton Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Daniel Cormier ir daugelį kitų. Jo dominuojantis stilius kovos IQ ir universalumas jį pavertė vienu geriausių visų laikų MMA kovotojų. Daniel Cormier, kitaip žinomas kaip DC, buvo olimpinis imtynininkas. Atėjo į UFC nepralaimėjęs ir teikėsi į čempioną Johną Jonesą. Jų priešiškumas prasidėjo dar prieš pirmąją kovą, spaudos konferencijoje. Kilo žodžių karai, įtampa pasiekė viršūnę 2014 metais. Kai jie susistumdė viešame renginyje, šis incidentas tapo vienu geriausių UFC istorijoje. Johno Joneso ir Daniel Cormier istorija yra viena įsimintiniausių ir dramatiškiausių varžybų istorijoje. UFC pasaulyje ši priešprieša buvo ne tik apie sportą, tai buvo asmeninis konfliktas pilnas įtampos, žodinių susidūrimų ir gilių emocijų.
Daugelis fanų, įskaitant mane, mėgsta laikyti Daniel Cormier kaip jo numeris vienas konkurentą dėl jo trijų iš eilės kovų prieš jį ir dėl jo labai pikto priešiško nusiteikimo vienas į kitą. Interviu. UFC 182 mačas. Tai buvo daugiau nei tik sportinis įvykis. Tai buvo karas tarp dviejų visiškai priešingų vyrų. Tarp gimto talento ir atkariai išugdyto čempiono. Tarp chaoso ir disciplinos. Tarp blogiečio ir gerojo vyruko. Jonas Jonesas aukštas, lankstus, neprilygstamas kovingumu. Daugelis atrodė, kad jis tiesiog gimė būti čempionu, bet tuo pačiu arogantiškas, provokuojantis, kupinas vidinių demonų. Daniel Cormier, žemas, galingas, ganėtinai irgi lankstus, jeigu pažiūrėtumėt jo kovas, olimpinis imtynininkas, niekada nepralaimėjęs, tylus kareivis, kovojęs dėl šeimos garbės ir palikimo. Tarp jų kaupėsi neapykanta. Per spaudos konferenciją jie ne tik ginčijosi, krito stalai, skriejo kumščiai. Jonesas net grasino Cormier tiesioginėme eteryje: "If you spit in my face, I will literally kill you." Tai reiškia, kad jeigu spjausi man į veidą, aš tave nugalėsiu. Visas pasaulis laukia, kai pagaliau sausio 3-osios naktį Las Vegase abu žengė į narvą. Įtampa buvo beveik fizinė. Tribūnos virė. Komentatoriai vos tramdė emocijas. Kovos naktis. Kova prasidėjo intensyviai. Cormier ėjo į priekį, trumpesnis, bet stipresnis. Jo tikslas spausti, stumti prie tinklo, imtynėmis išvarginti Jonesą. Nes Cormier numeris vienas talentas yra imtynės dėl jo buvusio olimpinio pasirodymo. Išvarginti Jonesą. Bet Jonesas, lyg šachmatininkas, žingsnis po žingsnio, alkūnė po alkūnės, kontroliavo kiekvieną centimetrą narvų. Jie apsikeitę smūgiais, kūnai susidurdavo tarsi dvi stichijos. Cormier galingai atakavo iš arti, o Jonesas naudojo savo ilgas rankas ir kojas kaip ginklus. Trečiame raunde artima kova. Abu sužeisti, abu pavargę, bet nei vienas nenusileidžia. Ketvirtame ir penktame raunde Jonesas tarsi skaičiavimų meistras pradeda dominuoti. Jis net priverčia Cormier, tai ko niekas nesitikėjo, priverčia olimpinį imtynininką. Tai buvo psichologinis smūgis. Parverčia olimpinį imtynininką. Tai buvo tarsi psichologinis smūgis. Tarsi sakytų, tu net negali manęs nugalėti savo geriausių ginklų. Pergalė. Kai nuskambėjo finalinis gongas, teisėjai vienbalsiai išskyrė pergalę Jonui Jonesui. Jis pakėlė rankas, Cormier stovėjo su sudraskytu veidu, nusivylęs, bet orus. Po kovos netaika. Interviu metu Cormier sunkiai tramdė ašaras. Jonesas demonstratyviai sakė: "I'm sorry, I'm being classless right now. I just don't like Daniel Cormier." Tai reiškia, kad jis atsiprašė, bet jis norėjo vis tiek visus žiūrovus įtikinti, kad jis vis tiek nemėgsta šito savo priešininko. Tai buvo personažų susidūrimas. Kovotojo, kuriam talentas duotas nuo Dievo, ir to, kuris dirba kiekvieną dieną kaip paskutinę. Tai buvo pradžia vienas didžiausių priešiškumų istorijų UFC. Jie abu po šios kovos nebegrįžo tokie patys. Cormieras sužeistas, bet dar labiau motyvuotas. Jonesas triumfuojantis, bet artėjantis prie savidestrukcijos. Mano asmeninė patirtis kaip sportininkas. Kaip minėjau anksčiau, esu kovos menų disciplinų fanas. Ne kartą esu pats gavęs ir į nosį, ir į kepenis. Kasdien tobulėdamas šiose sporto šakose pradėjau gerbti tokius disciplinuotus žmonės, kurie dėl savo svajonių sugeba numesti 10 kg ir dar turėti 3 treniruotės per dieną. Tai mano nuomonė yra ištvermės ir psichologinės stiprybės viršūnė. Šiuo projektu norėjau parodyti man labai patinkančią ir įkvepiančią asmenybę. Jo gyvenimą iki karjeros, jo šeimą ir jo susidūrimus gyvenime. Šaltiniai. Ačiū, viso gero.